Sveikas, Modestai. Labas, man. Žadėjom prieš tavo debiutą UTMA susitikti, bet tada kažkaip buvo labai įtemptas grafikas. Susitinkam neutraliu laiku. Tau pasirengimo nėra, nors turnyras po 2 dienų, man reikės, ne kitas. Taip. Bet turėsim apie ką pašnekėti. Žinom. Aš pasakysiu taip atvirai, kai išgirdau apie tavo debiutinę kovą prieš Artūrą Brižinską, buvau taip šiek tiek skeptiškai nusiteikęs, bet viskas baigėsi greičiau laiko. Pats tikėjai, kad taip viskas greitai baigsis? Gal aš dar pradžioj pradedu nuo to skeptiškumo. Tai labai daug jo buvo aplink mane. Čia normalu, aš manau. Nes kas žino mano rezultatus ar ten kažkokią karjerą kickboksą, ten tikrai nėra kažkokios labai didelės patirties. Sakykim, taip nėra tavo tos kickbokso karjeros. Nebuvo, gerai, dabar jau yra. Tai kaip ir normalu, kad taip žmonės mano, tai aš tai priėmiau kažkaip tai sveikai ir viskas dėl to gerai. O kad baigsis taip greitai, tai aišku ir tikėjausi ir nesitikėjau, nes priešininkas stiprus, viskas ten, jo rezultatai patys už save aš nekėjau. Bet pamatėm, kas yra stipresnis tikriausiai. Ok, pradedam nuo pat pradžių. Mes keliamės turbūt į kur, į Marijampolę, ar ne? Marijampolę. Į Kapsuką. Į Kapsuką, taip. Tai prisipažinsiu, mano mama yra iš Marijampolės, tai aš toksai pusiau suvalkietis, dėl to kartais partai čia iš manęs juokiasi, čia tas suvalkiečių būrelis jūsų vis daugėja čia, ar ne? Tai labai paprastai, kaip ten atsidūrėma bokso treniruotėse? Mano istorija buvo tokia. Aš vaikas, jaunas, labai veiklus, ambicingas buvau, judrus ir taip toliau. Tai ieškojau labai daug už savęs. O kaip atsidūriau, tai kiemo draugai. Gal mūsų chebra buvo 6-7. Einam, sako, pabandyti. Tai aš aišku, kaip visą gyvenimą žemiausias iš chebros. Einam, įdomu. Tai atėjom į tą bokso salę ir kaip dabar atsimenu tą vaizdą, žiūriu į viršų treneris, nes aš metriukas, treneris aukštesnis daug. Tu vaikutį, sako, ką tu čia veiksi, sako, ko tu čia atėjai. Aš boksą, sakau, noriu lankyti, pabandyti. Sako, o mama tave leido, o aš neklausiau. Tai va, tai taip ir gavosi, kad draugai pasiūlė, atsivedė. Ir taip ir prasidėjo. Tai po kažkur metų laiko, jau kažkur buvau kažkuriam interviu pasakojęs, kad po metų laiko likom gal dviese, po pusantrų ten dingo visi draugai, išbyrėjo, tai tikriausiai man to reikėjo, bet aš užsikabinau ir taip ir likau. Ok, sakai, bandėjai prieš tai daug visko, tai kiek tu metų buvo, kai tą bokso treniruotę? Tai boksą aš pradėjau lankyti 12 metų. O toks jau savęs ieškojimas nuo kokių 6-7 prasidėjo. Tai pirma buvo dziudo, nes sesė buvo dziudistė, aš turiu sesę vyresnę, tai pirmas startas buvo tenai. Po dziudo jau futbolą lankyti, nes irgi ten prie pat mano namų buvo aikštynės, visada matydavau, norėjau, buvo įdomu. Tada bandžiau krepšinį. Į krepšinį iš vis pirmą treniruotę. Krepšinį, Modestai. Jo, esu tokiu ūgiu, tai galiu papasakoti. Aš nenoriu, iš to ūgio tyčiotis, bet tikrai, akivaizdu, kad jau ir vaikystėje buvo, ne kažką turbūt, ar ne, tarp bendraamžių. Yra juk tų visokių gynėjų ten, kur ir labai žemi ir gerus. Koks tavo ūgis dabar? Dabar 1,67. Tokių kažin ar NBA yra ar kažkur. Buvo kažkada NBA, buvo Maxi Bauksas, buvo Neitas Robinsonas turbūt kažkas, bet ir tai man reikia aukštesnė. Nežinau, Maxi Bauksas gal panašiai, bet... nebūtų iš tas krepšinį. Dėl ko užkabino klasiokai lankė. Norėjau pabandyti ir įdomu buvo, sakau, ieškojau savęs. Jau tai pačią pirmą treniruotę aš persirengiau, nubėgau į aikštelį, treneris sako, nežinok, tu per mažas, mes tavęs neprimimsi. Tavęs net nepriėmė. Jo, tai aš kruvinom ašarom atsimenu, ėjau nuo tos mokyklos, kur vykdavo treniruotės namo, parėjau. Užpikau ant to krepšinio ir po to aš galvoju, niekada net nebandysiu, nežaisiu. Bet ten gal to trenerio tas pasakymas mane taip įskaudino. Tai po krepšinio paskui orientacinį lakščiau, aš miškuose ten orientavausi. Po šito buvo plaukimas. Ir kad galva čia ir sustojo mano tos paieškos ir tada atsirado boksas. Tai aš taip maždaug kas pusę metų. Pusę metų vieną pabandau, palankau pusę kitą, pusę trečią. Bet palauk, mes taip iš karto apie krepšinį taip negražiai nurašė tave tenais, nurašėm čia iš karto, ar ne, kai tik taip pradėjai. Bet futbolas. Jo.
Futbolas tai atrodo. Neblogai man sekėsi, viskas ten buvo gerai, bet tik tiek, kad aš, kiek dabar atsimenu, toks atsiminimas, man buvo tuo metu 8 metai, kaip aš lankiau futbolą. Tai, ten mes tik žaisdavom, visą laiką žaidimas, man norėjusi mokytis kažkokios technikos, gal atidirbinėjimai, ten paprasčiausias mušinėjimas kamulio ant kelio ar tiesiog ant kojos, tai norėjusi tokių dalykų, o ten mums būdavo, aš buvau ne pagrindinė komanda, kiek atsimenu, o ten antroji, nes vis tiek neilgai lankiau, reikėjo mokytis, tai gal tas atrankos metas dar buvo ir dėl to nedavė kažkokių techninių užduočių, bet žodžiu, gavosi taip, kad norėjau aš ne tik žaisti, bet dar ir mokytis kažką daugiau pamatyti, nepamačiau, galvo užtenka, einu kažkur kitur vėl ieškoti. Tai taip ir gavosi. Gerai, ir dar man papasakok apie tą orientacinio sporto fenomeną. Aš ne pirmą kartą girdžiu, kad šiuo sportu kažkas užsiema. Aš turbūt dabar negerai čia pasakysiu, bet aš neįsivaizduoju, kas turi nutikti, kad vaikui tai patiktų. Aš labai atsiprašau visų orientacininkų, visų žmonių, kurie veda vaikus ir tie vaikai. Viskas ten buvo fainai, kaip aš iš vis pradėjau lankyti, tai man rodos į mūsų ten pradinę tą mokyklą atėjo orientacinio trenerė kažkokius užsiėmimus vesti ir vatinai pasiūlė, kad yra būrelis, gal norit ateiti prisijungti. Tai aš nuėjau, ten buvo kitų vaikų kaip ir kolektyvas, maloni, draugiška trenerė, gaila, bet dabar veidas akyse stoja, bet vardu pavardės jos nebepamenu. Tai jinai labai maloniai bendraudavo ir šiaip su vaikais elgdavosi, tai kažkaip užkabino, nors paskui tas lakstymas visą kitą, šiaip davė daug galbūt pridėtinės tokios, kaip miške orientuotis, pasakodavo, iš vienos pusės pučia vėjas, ten apsamanojus tą pusę, tai kaip susiorientuoti, tuo pačiu ir fizinis tas aktyvumas buvo, daug lakstyti reikėdavo, tai čia toks kaip ir ištvermės sportas. Tai, tuo momentu man buvo įdomu, patiko, dar buvo kažkas ir iš draugų, man rodos, klasiokų, kad irgi lankė. Tai kažkaip tuo momentu tiko patiko. Ne, viskas sakė, dabar papasakoju, kad miške orientuotis, atiklys grybaujant, jau praversta. Tas lakstymas aš taip suprantu dabar. Taip. Gerai, atsiejamų to žodžius, ką čia dabar pasakiau, kad jie tik tai nesupyktų, visi sportai yra smagus. Ir aš dar taip apie Marijampolę pagalvojau, plaukimas. Aha. Kur Marijampolėje plaukia vaikai? Tai būdavo pagrindinis toks miesto baseinas. Yra baseinas? Jo, yra. Dieve, tai ten, aš pats savo šaudau į kojas, ta prasme, su orientacininkais dabar apie Marijampolę prisišaudys. Nieko baisaus, atvyksėjai, ką pravesime. Aš jau seniai buvęs, ties pasakęs, nes mes jau ten nieko neturim. Tai... Aš dažnai nuvykstu, galima sakyti, kiekvieną savaitę ir po keletą kartų, tai jeigu kas suorganizuos. Okay. Jo, tai yra ten prie dabartinė Jono Totoraičio progimnazija, tai šone yra miesto baseinas. Dabar jau sporto centro ten patalpos yra ir vyksta jo visa veikla taip. Tai ten būdavo pagrindinis, ten būdavo plaukimo pamokos ir plus dar yra dar vienas, seniau būdavo sveikatos banga, dabar irgi ten Marijampolės sporto centro patalpos. Ir ten vyksta treniruotės, tai sporto centras kuruoja. Aš labai atsiprašau, plaukime nesakė, kad tu irgi per mažas. Ne, plaukime nesakė, ten kaip tik iš manęs tikėjosi, daug atsimenu. Irgi dalyvavau vienose varžybose, man ten pasisekė, bet nežinau, kodėl aš nustojau, kaip su plaukimu gausi, bet vieną atsiminimą tai turiu, kaip aš plaukiu ant nugaros ir man į pilvą iš tos lasdos trenerį bado, kad aš dar pasitempčiau, dar geriau plaukčiau, nes kažką manyje matė, reikalavo rezultato, tai toks. Bet aš kiek suprantu, tu priklausomas buvai nuo to, ar ne, jeigu kalbėjai apie futbolą, kad norėjai tobulėti, kažko mokytis. Čia plaukime, gali gerti, viskas tvarkoja čia pas mus. Aha. Pas mus galima gerti, valgyti. Už kandukų reikia. Tai aš suprantu, kad tu visą laiką buvai tas vaikas, kuris norėjo tobulėti ir norėjo būti stumiamas į priekį pastoviai. Taip. Ne? Kaip galbūt aš galėčiau pavadinti save labai ambicingas ir žingeidus. Man viskas įdomu būdavo ir aš norėdavau ir ne tik norėdavau ir dabar noriu, aišku, bet į tą dalyką susitelkt, ir kuo geriau jį daryti, ir kuo labiau įsigilint. Ir jo, man patinka tas mokymosi procesas, tobulėjimo ir, kas liečia tą augimą visą, ūgio labai aukštai neužaugau, bet aug bent kitose visose srityse galiu, tai tą kažkaip ir noriu daryti.
Bet klausyk, mes dabar juokaujame apie tą ūgį labai taip. Taip. Aš matau, kad tu leidi tai daryti visiškai ramiai, bet vaikystėje gal nebuvo taip smagu. Vaikystėje buvo momentai, jo, faktas, aš kaip ir minėjau, pirmai dažniausiai visada būdavo ir klasė žemiausias, ir kažkur kolektyvuose, pagal savo amžių aš žemas. Ir realiai net, vaikystėje kažkada ten buvo ir tyrimų man daryta, tai aš kaip ir jo. Turėjau būti biškiai aukštesnis, bet mano raida vėliau, brendimas vėlesnis ir dėl to taip ir gausi, kad toks mažesnis. Bet man neskauda, viskas gerai, tai ką jeigu aš toks esu, tai kas čia? Neužaugau didesnis, tai man ir užtenka, aš susitaikau ir viskas čia liuks. Aš aukštesnis ir nenorėčiau būti, koks esu, toks man... Nepatogu, pro duris reikia lenktis. Jo, tai va, aš kaip sakau, čia žemiau ir oras biškai geresnis. Tai viskas dėl to gerai, aš nekompleksuoju. Kai buvau vaikas, galbūt būdavo momentų, man reikėdavo pakovoti už save. Tai vis tiek didesnis žmogus, jeigu didesnis kitas vaikas, tai jis ir fiziškai tvirtesnis ir kažką. Tai jeigu kažką pasakys, tai ar žodžiu man atsikirsti reikės, ar jeigu ir fiziškai kažkaip prie manęs lys, man reikės atsikirsti, tai aš būdavo situacijų daug, kad aš kovoju už save ir dažniausiai ir atstovėdavau. Ir galbūt dėl to paskui man tas ir boksas taip tiko, kas pastūmė link to kovinio sporto. Aš prie to ir vedžiau. Iš vienos pusės. Taip. Manau, kad bokse būtent niekam neturėjo rūpėti tavo nei ūgis, nei smulkumas, niekas. Taip. Nes svorio kategorijos mes turim sočiai įvairiausių, ar ne? Taip. Ir būtent apie tai, kad aš prisimenu savo vaikystę, pas mus irgi ten prikipdavo prie smulkesnių, prie žemesnių, nežinau, pas kurios greičiau ūsai išdygdavo, prie bet ko. Mokyklos laikai apie tai, žinai, yra. Taip. Tai galvoju, kad boksas buvo ta vieta, kur galbūt pasijauti labai gerai turėjo jaustis. Plus pastoviai greičiausiai, ten negali netobulėti, nes ten kiekviena treniruotė tu kažko išmoksti. Tas mane ir užkabino, kad labai daug apima sričių, galima sakyti, ir tų, gal pasakyčiau taip, judamųjų gebėjimų. Tu turi ir ištvermingas būti, ir jėgos reikia, ir koordinacija, ir greitis, vikrumas. Labai daug šitų dalykų. Kas mane buvo, aš buvau žemas, bet jėga pas mane aš labai stiprus būdavau. Ir kitų momentų, kur atsverdavo galbūt ir kažkokį ūgį ir dar kažką. Tai šitoj vietoj, kaip ir išsilygindavau, reziumė viskas. Tai bokse aš galėjau ir mokytis norėjau, ir tas buvo, kad aš neturėjau įgūdžių, bet tik aš išmokau smūgiuoti ir visą kitą, aš iškart pradėjau kažkokius rezultatus matyti, nes ta jėga savo parodydavo ir, leisdavo kažkaip, kaip čia pasakyti, dabar galvoju. Tiesiog atsiremdavau į jėgą, ne į kažkokius kitus duomenis. Tai taip. Prisimeni pirmas varžybas. Aš žinau, kad ganėtinai greitai labai ten gerai būna, ypač tuose mažesniuose miesteliuose, susirenkam šaiką, kas moka smūgiuoti, važiuojam. Labai gerai atsimenu. Jo, tai pradėjau lankyti, mėnesis laiko praėjo. Ir aš startavau savo pirmose varžybą. Pasirinkimo nebuvo. Treneris sakė, viskas tau. Uždėjau. Sakant, geriausia pamoka yra ringas, ar ne? Jo, sako, bus varžybos, čia kaip tik Marijampolėje, tu boksuosis. Pasakė, viskas, aš klausau. Tai atsimenu prieš savo tuometinį komandos draugą. Mane pastatė patį pirmą kovą, jis buvo ilgiau lankęs, aš mėnesį, jis apie gal pusę metų ar kažkas tokio. Ir man pasisekė, aš laimėjau savo pirmą kovą. Visus 3 raundus kalėmės, aš iki pat dabar turiu įrašą įsisaugojęs. Tai įdomiai atrodo, bet jo, pasisekė, laimėjau, o buvo finalas, nes ten buvo turnyras 2 dienų. Tai antra kova sekančią dieną iš karto irgi prieš Mariampolietį, bet kito trenerio, ir jau ten kur kas daugiau patirties turėjo, 2 metus gal sportavo, ir net ir Lietuvos gal čempionų buvo tapęs. Tai aš taip gavau malkų, kad man, vieną dieną pasaulyje laimingiausias vaikas, kitą dieną nuleido ant žemės ir supratau, koks iš tikrųjų gali būti šitas sportas. Kad, ne viskas taip paprastai ir lengvai gali būti to kartais. Bet žiūrėk, dažniausiai po tokių dalykų ir atkrenta kai kurie. Taip. Kur, gauna malkų, pasižiūri, sako, tai gal aš tam sportui negabus, nežinau, nenoriu, jeigu ten jau stipriai ir ne
gaunam, bet matau, kad tu pripratęs ir dabar su mėlytė. Ne, aš pasipuošiau, galvoju, tokią progą, vis tiek dar interviu nedarėm, tai reikia pasipuošti. Čia mano makiažas. Supratau. Natūralu. Tai po to pralaimėjimo buvo kažkokių minčių, kad gal, jau viską Marijampolėje esu išbandęs visas sporto šakas, kas ten dar buvo likęs. Neįsivaizduoju, jeigu jau retansinis praeitas. Nežinau, kas. Jo, tai po to faktas, kad nebuvo gal labai smagu, bet aš buvau laimingas bet kokiu atveju. Man tai buvo pasiekimas ir nenumušė labai ūpo, kaip tik aš kažkaip sveikai priėmiau galbūt tą pralaimėjimą, kad jo, sakau, yra stipresnių ir tas sportas galbūt ne toks, kad ten visada tu tik duodi muši ir nieko negauni, gali ir tau duoti. Ir ir man visai patiko šitas dalykas, kad toks pamokantis, kaip pasakyti, sporto konceptas. ir tęsiau toliau. Ir dar jeigu pratęsiant, tai aš pirmus metus bokso, aš ten pastoju gaudau malkų. Treniruotėse, nebuvo tiek daug mažiukų ir jaunesnių tokių sportininkų. Aš su vyresniais sportuodavau ir treniruodavausi, tai aš atsimenu ir per kepenis, ir per galvą, visur ten duodavo ir skaudėdavo, bet ta gal senesnė bokso ar mokykla tokia būdavo, atrankinė. Arba tu atlaikai ir tu lieki, arba ne. Tai aš atlaikiau ir pasilikau iki po šiai dienai. Buvo tas, kad ir tie kiemo draugai, kaip sakiau, po metų laiko ten nebeliko nieko. Tai matyti jie neatlaikė gal tą atranką. Kaip atrodydavo, pavyzdžiui, po tų metų laiko nuėjot šešiesi, ar nesakei? Jo. Ir po to tu tiesi treniruotės, bet vis tiek kieme ta šaika kažką veikia ir tai visi sakydavo, pasikeitė. O tai modė tai vis tiek, kur tu į tą boksą, davai pabūnam čia, nežinau, ką ten. Pasikeitė automatiškai ir ta rutina, ir dienotvarkė, tai aš jau iš to kiemo vaiko jau į sportininkus pradėjau konvertuotis, toks jo pasikeitimas pasidarė, ir automatiškai mažiau laiko ir tam kieme, daugiau galbūt salėje, į varžybas pradėjom važinėti savaitgaliais, tai tos pirmos po mėnesio Marijampolėje, bet paskui mes labai daug važinėjom, mane beveik kiekvieną savaitgalį, ten gal galėčiau grubiai pasakyti, kas antrą. Treneris veždavo į Latviją, Lenkiją, visur, kur yra varžybos, ten veža. Ir buvo mūsų toks ratas tų boksininkų tuo metiniu. Ir visur varydavom, tai pasikeitė gal ir ta hebra, galima tai būtų. Kur pirmą kartą į užsienį, kada išvažiavai, kiek tuo metu buvo? Latvija, Lenkija, čia užsienis. Čia Modestai užsienis jau. Taip, čia. Aš suprantu, kad Marijampoliečiams Lenkija gal ir ne užsienis. Jo, šalimais ten. Pirmos varžybos užsienį, man rodos, buvo mano Lenkijoje Šečine. Tai toks miestas prie Vokietijos sienos. Ten labai atsimenu, ilgai važiavom, gal 12-14 valandų. Su autobusiuku, aišku. Su autobusiuku, pergrūstu, aišku, kaip visą laiką. Ir labai sunki kelionė buvo, bet į ten buvo varžybos. Tai ten ir dar neblogas visai turnyras buvo, kad atsimenu, iš Ukrainos buvo sportininkų, iš Latvijos, Estijos galbūt, kad aplinkinės visos to šalis. Ir buvo, tokių, ne tik, kad aš tai dar nebuvau nei metų sportavęs. Jo, buvo į Šečiną išvyka po maždaug 8-9 mėnesių sporto. Tai, nebuvau matęs kai kokio ir lygio galbūt aukštesnio. Gerai, mes čia gražiai apie sportus kalbam, bet aš turbūt klausiau, netgi įdomesnė ta dalis, kai vaikas 12 ar 13 metų išvažiuoja pirmą kartą į užsienį. Taip. Vis tiek skirtumai visą laiką yra, ypač vaikams pamatyti miestą, kokį jis be dydžio būtų. Labiau prisimeni pačias varžybas ar tą miestą kažko nustebino? Gal varžybas, sakyčiau. Jo, tai visada būdavo, aš juokiausi net kažkada su rinktinė savo bokso draugais. Kiek varžybų užsienį mes varom, tai vis tiek gaunasi, kad ten ir paturistavo ir taip, box and travel programas. Mes ir paboksuojam ir pakeliaujam, 2 viename, bet ne, iš tų varžybų atsimenu konkrečiai daugiausiai tik turnyrą, kažkiek gal to miesto, bet taip nesureikšminu. Man labiau akcentavo varžybos tuo metu. Ok, kaupiai tą patirtį, matei, kur tai veda? Ta prasme, koks buvo to tikslas, be to, kad važinėjom, kažkoks užimtumas, tau patinka tobulėti. Buvai susigalvojęs, ką tu nori su to bokso gyvenime daryti? Žinoma, tai pirmas tikslas buvo tapti Lietuvos čempionu. Sekantis tikslas mano buvo išvykti į Europos arba pasaulio čempionatą ir ten bent jau sudalyvauti. Ir tada trečias tikslas buvo tapti profesionalu. Tai laikui bėgant
ne vienodų galbūt laikotarpių. Palauko, nebuvo olimpinių žaidynių tarp tikslų. Taip gražiai pasakė Europos pasaulio ir taip galvau kitas ir aš taip laukiau olimpinių žaidynių. Buvo olimpiada, aišku, irgi, bet tiesiog pasaulio čempionatas įvyko ir paskui sekantis tadėlė buvo ta olimpiada ir aš buvau ir su Martynu kalbėjęs interviu ir irgi pasakau, kad po pasaulio man buvo lūžis toksai ir ta olimpiada paskui jau irgi užgeso. Tas pasaulis man davė tai, ko aš nenorėjau. Aš gal pats taip nusiteikiau ir taip ir atsitiko. Jo, tai buvo tokie tikslai galbūt sakyčiau ir aš palaipsniui juos įgyvendinau ir lipau vis link kito. Tai taip ir sukrito. Tapau Lietuvos čempionu, tada dar kartą. Kiek iš viso kartų skaičiavai? 3 kartus. Jo, esu jaunių Lietuvos čempionas, jaunimo ir suaugusių. Po čeką užsidėjai ir nekiek. Jo, po čeką. Tai gaila, vienintelio čeko neturiu iš jaunučių, iš pačios jauniausios grupės, tai ten 2 kartus 3 Lietuvos čempionate likau. Tai dar reikėjo tos patirties, tie pirmi metai. Reikėtų, kaip sakant, laiko mašinos ar ne? Ja. Tai tada iš vis labai gražiai būtų viskas sukritę, bet aš ir taip patenkintas. Viskas, manau, gyvenime vyksta laikų vietoje ir taip, kaip turi būti. Ok, olimpinės žaidynės ir pro karjera man visą laiką taip kažkaip greta stovi, ar ne? Nes dažniausiai į profus išeina, kalbam greičiausiai apie europiečius, ar ne? Dažniausiai į profus išeina europiečiai po sėkmingo pasirodymo olimpinėse žaidynėse. Mes tik tai Lietuvoje turim 2 atvejus, kai po nesėkmingų pasirodymų boksininkai profesionalai pas mus yra būtent po ne kažką gerų rezultatų, ar ne? Olimpinėse žaidynėse. Ką tau reiškia ta pro karjera? Kodėl tai buvo vienas iš tokių tikslų? Kažkaip nuo pačios vaikystės, aš svajojau apie tokius dalykus, kad tu jeigu kažką darai, tu turi būti pats geriausias tam dalyke. Galbūt taip. Tai iš to gal tie žingeidumai, ar gal tos savybės mane link to ir stūmė. Tai kažkaip toks tikslas ir buvo, aš matydavau tam pačiam televizoriui, kaip profai kovoja, aukščiausias lygis, jau mažiausiai apsaugų, jie geriausiai savo dalyką išmano būna. Paskui pradėjau domėtis galbūt kaip jie treniruojasi, kokia ten gyvensena, kas aplinkui juos. Ir mane tas traukia, aš tiesiog noriu būti savo dalyke geriausias. Tai manau, savo aš gana logiškai įsidėliau ir tuos tikslus, kada buvau mėgėjęs, kad 1 laiptelis, 2, 3, 4. Ir dabar kaip jau galiu pavadinti save profesionalu ir tam profesionaliam lygiai tuos laiptelius aš matau, kur aš ką galiu susidėlioti. Ir tas mane veda į priekį ir man patinka tai, ką aš darau. Tai tiesiog. Ok, tai kaip ta pro karjera? Jo, tai pro karjera bokso, tai mano labai trumpa, galim pasakyti. Tai aš ir noriu, kad tu tai pasakytum, kad... Labai trumpa buvo, nes boksavausi mėgėjose, tai grįžtant galbūt dar prie tų visų tikslų. Aš tapau Lietuvos čempionu, visą kitą, tada mano sekantis tikslas buvo išvykti į pasaulio čempionatą. Išvykau aš į jį, ten galbūt nesukrito taip, kaip norėjau, tą kovą aš pralošiau pačią pirmą nuvažiavęs, ir automatiškai šitą čeką irgi užsidėjau. Tada gavau profų pasiūlymą, sudalyvavau profuose, ten irgi čeką įsidėjau. Ir tik tais po to pasaulio čempionato, ką dar pamiršau pasakyti, aš kai pralošiau labai liūdna buvo ir užgeso mano ta sportinė, galbūt sakyčiau, motyvacija, ugnis. Pradėjau galbūt ieškoti save santykiuose, mergina atsirado, kažkoks gyvenimiškas, toks buitinis gyvenimas paprastas. Tai šitoj vietoj, atitrūkau ir paskui tos profų varžybos vėl tą mano ugnį įžiebė ir supratau, kad čia mano kelias, čia aš turiu, čia aš dar ne viską pasidariau ir dar yra daug ambicijos, daug noro padaryti kažką ir todėl taip. Vėl sugrįžau. Tai pro rekordas koksai dabar pas tave? Tai bokso 0-1, kickbokso 1-0. Tai dabar turi pasirinkimą tokį, žinai, taip. Jo, nes viena bokso prokova ir viena kickbokso prokova. O jeigu mes kalbėjom, kad pasaulio čempionatas, ar ne, taip buvo galbūt tas lūžio taškas, ar ne? Pro karjera, aš taip norėjau iš karto galbūt sakyti, kad tai buvo galbūt
kaip čia išsireiškus, toksai grėbimasis už, ne tai, kad šiaudo, bet, tas toksai kažkoks bandymas, o gal čia mane užkurs, ar ne? Panašiai. Kai tu išeini į profus, tu gauni pralaimėjimą, ar ne, į rekordą. Aha. Nebuvo tai dar vienas toksai? Kaip čia dabar pasakyti apie tą pralaimėjimą? Aš tą kovą žiūrėjau, nežinau, gal 10 kartų. Po kovos pakėlė ne mano ranką, bet visa salė skandavo modė. Tai, kažkaip šitoj vietoj nematau aš ten savo to pralaimėjimo. Bet, kurią ranką pakėlė, tas rekordas yra toks, koks yra. Viskas gerai, man ten per daug neskauda. Bet manau, kad dėl to, kad aš suprantu kitaip tą dalyką. Ar po to buvo dar pasiūlymų? Ne, bokso daugiau pro kažkokių organizacijų pasiūlymų negavau. Mėgėjų tai jo buvo, ten kvietė ir mano pirmas treneris, ir rinktinės treneris sudalyvauti. Bet, kažkaip galvoju, kažkur gal vėl reikia paieškoti savęs kitur. Ir su kickboksu užsikūrė visą šitą. Tai va čia, dabar įrašą pradedam, čia šiaip savo apšilėjom. Važiuojam toliau, ar ne? Kickboksas, kaip, aš taip supratau, kad pas tavai viskas taip, varnelė, taip. Varnelė, visur varnelės, kur norėjai, visur užsidėjai, ar ne? Taip, galima sakyti, pro karjera yra, pasaulio čempas yra, Europa yra, taip. Čempionai yra, išskyrus tą patį jauniausią, ar ne? Aha. O kickboksas čia kur atsirado, toks iš parašties ar iš kur ta prasme? O kickboksas, atsirado taip, tai su mano kolega, tokiu marijampoliečiu Linu, mes daug bendravom. Andrijauskas. Andrijausku, jo. Tai, automatiškai jis Muay Thai treneris, bet jis vis man iš šono kartais tą mintį, tau čia reikėtų gal Muay Thai, gal kickboksas, bandydavau pasakyti. Skamba kaip Linas. Skamba kaip Linas, jo, tai jo, mes pradėjom su juo bendradarbiauti ir treniruotėse, kas liečia mūsų vaikus, treniruoti kartu kažkiek pabendradarbiauti ir pasitreniruoti kartu, aš jam bokso biškį paslapčių, sako, praspirk tą koją, tai 1, 2, 3 kartus, tai keletą treniruočių mes pasidarėm, tas užkabino ir ir paskui per laiką, kadangi aš čia vis tiek daugiau laiko leidžiu Vilniui, pradėjau čia su vilniečiais draugais bendrauti, kalbėti. Ir aš seniai stebėjau Spartą ir seniai šitą klubą ir man visada buvo įdomu čia ateiti. Su tuo pačiu Krilavičium kiek kartų kalbėjęs, jis mane kvietęs atvaryk, bet kažkaip taip vis ir ne. Jūs turit marijampoliečių grupę kažkokią, ar ne, kur visi sportininkai čato? Ne, čato neturim, bet tiesiog mes pažįstame su juo nuo seniai, nes jis nepaslaptis yra dzidistas, aš buvau boksininkas, mes tam pačiam sporto centre sportavom, tai prasilenkdavom ir galbūt ten ir daugiau sąsajų yra, bet jo. Taip norėdavau čia atvaryti ir pabandyti tą kickboksą ar pažiūrėti, kaip čia viskas, bet neišdrįsdavau, ir atsirado vienas žmogus, Dariukas, tai jam visi pliusai, o tu nuvažiuok, sako, duodu trenerio numerio, susitark, kurią dieną, kada, kaip ir pabandyk. Tai čia buvo kertinis taškas, aš manau. Paskambinau Andriui, sakau, aš čia toks ir toks, aš boksininkas, iš pradžių aš dar jam sakau, gal asmeninę pasidaryt, gal čia susipažinu kažkaip vis tiek. Tai ką tu, sako, man parodysi, kad tu boksuotis moki, sako, eik tada ir tada tą valandą, sako, pabandysi, pažiūrėsi, arba tinka, arba netinka. Atėjau, visi hebra daug maž išmatymo vis tiek žinojo mane. Tai kurią grupę atėjai? Iš karto į varžybinę? Jo. Iš karto tai mano tikslas. Su visom privilegijom, kaip sakant. Aš galvoju, tai vis tiek, aš kažkiek patirties turiu, tas kojas, minimaliai buvau mankštinės ten su Linu ar pats kažką. Galvoju, reikia bandyti, bus kaip bus, skausmo aš nebijau, jei kažkas atsitiks blogo irgi aš nebijau. Tai atėjau, ir pati pirma treniruotė, tai kaip nekeista, ten ir sparingas iškart papuolė, tai nežinau, ar hebra patikrint mane norėjo, ar kaip, ar ten taip sukrito, bet atstovėjau ir atsispardžiau ir atkovom. Ir viskas, ir matau, kad ir žmonės čia normalūs, ir man tinka kolektyvas, ir treneris rūpinasi geras. Tai taip ir prasidėjo. Tai tas birželio mėnesis praeitas su varžybinė grupė, ten aš vidury birželio kažkur atėjau. Tai gal 2 savaitės pasportavom, paskui Liepos mėnesį su kitu treneriu, su Rolandu čia sportavom, nes varžybinė ilsėjosi.
Nu ir nuo rugpjūčio užsisuko rimtas suvaržybinio judesys. Ir stovyklos, ir treniruotės. Nu ir taip ir įsipaišė tas kickboksas ir tas boksas kažkaip po biškį tolo. Aišku, kas liečia mano darbus ir treniravimą, tai liko viskas taip pat, bet tik tiek, kad pačio. Ne tik koncentracija ties boksu, bet jau kaip stovi ir prieš priešininką, jau tu žiūri ne tik į viršutinę kūno dalį, bet periferija įjungta, žiūri visur. Ir viskas. Pradėjau, užkabinu ir sakau dabar, vat, kur visą šitą nuves kelionę, tik tai klausimas. Žiūrėk, aš taip iš karto, taip pasakysiu, viskas labai taip greitai čia su to kickboksu, ar ne? Birželį prasidės. Taip, aš suprantu, tu turi bazę, ar ne? Ta prasme, boksas yra taip, mes turbūt kickboksą, tokioj netolimoji istorijoje, ar ne? Mes Vitą Karosą turim, ar ne? Iš bokso, su bokso pačia baze, vėliau matėm, ką Vitas pirmasis ir, kaip jisai pats išsireiškė, vienintelis apgynė savo čempionų diržą. Taip. Čia kažkuris turėtų būti Vitas. Taip. Mat ant palangės. Ne ant palangės, ant lentynos, atsiprašau. O Raimai jau nuimtas. O kitas, arba čia galbūt atvirkščiai. Galbūt. Nes turėtų būti du, kiek žinau. Čia. Vieno matau nėra. Gal į fotosesiją galimai išvežtas. pasiskolino, gal dabar jo. Į fotosesiją išvežtas. Galimai, jo. Ok, ta prasme, bazė, rankos, viskas ok, pasijungiam kojas ir prasividai, man regis, Lietuvos čempionate kažkiek. Mėgėjų kovų turėjai, ar ne, kickboksą? Vieną kovą kickbokso mėgėjų turėjau, tai buvo Latvijos ir Rygos čempionatas. Jo, tai va tenais, viena mėgėjų kova ir viena profų. Tai va, ką norėjau sakyti, kad, atrodo, niekas taip greitai nepatenka į tos profus, jų tėmiai, bet čia kažkaip, nežinau, kažkaip labai greitai tavo karjerą, iš karto priešininkas toksai, kur, va, kaip ir sakėm, kad tave jau galbūt spėjo buvo nurašyti visi, ar ne, nežinau, kažką šiandien. Pats, kai sulaukiai pasiūlymą, nežinau, kaip jis atėjo iš jų tėmiai, kaip pasireagavai, turėdamas vieną mėgėjų kickbokso kovą ir čia jų tėmiai, kur, tave stebi arenai nuo 6 iki 10 ar daugiau tūkstančių žiūrovų vien arenoje, neskaitant tų pay-per-view. Taip, bet aš gal pradėsiu nuo to kelio kickbokso ir tikslų išsikėlimų. Tai mes jau rugpjūčio mėnesį su treneriu kalbėjom, ko man reikia, kad aš pasiekčiau kažkokį tai lygį ir ko man reikia galbūt, kad aš paskui ir į tą pačią UTME organizaciją papulčiau ir kaip kas. Tai viskas jau buvo planuojama pas mus ir dėliojama, kokios stotelės, kokie taškai. Tai jo, pakeliui buvo kelios mėgėjų kovos. Tai pirmas startas buvo toj Rygoje, paskui sekantis stotelė turėjo būti Vilkaviškį Lietuvos čempionatas ten vyko mėgėjų ir paskui Mažeikiuose dar varžybos. Gaila, tos dvi kovos atkrito. Tiesiog neatsirado priešininkas, vienas susitraumavo varžybose ir tos stotelės neįvyko. Ir paskui treneriui nežinau, kaip pavyko, ar jis pats šią iniciatyvos ėmėsi, organizacija pamatė ar kaip, bet treneris suderino šitą debiutą UTME ir iš karto peršoko man šitų profų. Tai iki tol buvo viskas suplanuota, buvo tie tikslai irgi kažkokie išsikelti, tik galbūt ne viskas taip susiklosti, kaip turėjo, bet aš manau, kad viskas čia labai sėkmingai ir bet man kažkaip atrodo, kad tau būtent to ir reikėjo, žinai, kadangi tu tas varneles mėgsti dėliotis, tau reikėjo turėti didelį tikslą, ar ne? Man patinka planuotis, turėti tuos taškus kažkokius, kur, kada eit. Ir tai paprasčiausiai nepameti fokuso, kadangi aš esu ambicingas žmogus. Man patinka siekti, bet siekti protingai, profesionaliai galbūt, dėl ko aš ir sakiau, to profesionalų geriausių kažkokių savo srity nori būti, tai susidėliom ir viskas. Ir aš siekiau, o realiai nuo rugpjūčio mėnesio, tai dabar iki vasario aš ariau konkrečiai. Ta prasme, visas mano fokusas tik į sportą. Aš labai daug dalykų aukojau, tai jau aš nekalbu apie antras pusės, ten kažkokius tokius dalykus. Aš sukuosi namai, darbas, salė. Namai, darbas. Ir važiuoju aplinkui ir viskas. Tai dabar šitas mėnesis aš esu šiek tiek laisvesnis, kadangi nepapuolė čia jokių tų revanšų ar kažko, tai nusprendžiau, kad galima sustoti ramiai, apsižvalgyti, kas čia per tą pusę metų užsikūrė ir ką mes čia padarėm ir toliau biškį pasistrateguoti, pasiplanuoti. Tai,
viskas buvo planuota, tikslai buvo išsikelti, ėjom kryptingai ir čia ir atėjom. Tai aš visada bandau taip daryti, nu ir kažkaip ta formulė veikia, visai sekasi. Man Modestai kartais būna, aš suprantu tą atsidavimą, bet man kartais būna liūdna išgirsta istorija, kur vat, namai, darbas, ne, tai mes turim, turbūt kalbam apie trenerio tą darbą, ar ne, bokso, sporto salę. Taip. Ir man, žinai, dėl ko darosi liūdna visą laiką aplink šitą virtuvę. Kad jūsų karjera tai neamžina, jūs iki pensijos to nedarysit, žinai, kaip žmonės turi specialybę, myli tą darbą ir gali taip suktis ir jie žino, kad tai ir nueis jų gyvenimas taip. Taip. Čia jūsų karjerytė, 35-40, sakykime dabar, taip, ar ne, jau taip skaičiuokime. Ten nuo svorio kategorijos dar priklauso, arba, kaip sakant, kiek į save investuosi, bet mes dar turbūt tiek sportininkai Lietuvoje neuždirba, kad investuotų kiek LeBronas Jamesas arba kažkas kitas. Yra tiesos. Tai man šitas liūdna, kad tiek atiduodi tos, kaip kokią babutę pasakysiu, gražiausius savo gyvenimo metus, po to, kad išeitum į niekur. Kartais tai būna, tokių istorijų dažniau turbūt pasitaiko. Jo, o aš gal sakyčiau, iš kitos pusės žiūriu į šitą dalyką, aš kaip tik galvoju, kad dabar jaunystė, dabar tas pajėgumas, dabar pats pikas. Tai jeigu aš dabar neišnaudosiu, paskui tai, ten gali, aš kaip sakau, kitiems savo auklėtiniam, galite jūs boksuotis, galite jūs tą bokso aerobiką užsiimti, tai ten pamuštą maišą kažką lengvai, kad nesužeistų, nes vis tiek ir galbūt pajėgumas ne tas ir tas kūnas nebe toks ir visa kita. Tai dabar yra tas laikas šitą daryti, kol aš dar pajėgus, kol aš dar galiu ir yra ta noras, ambicija. O paskui, tai, aš pasėdėt, pagulėt ir kažką pagalvot galvą galėsiu ir taip, bet dabar žydėjimas, tai kažkaip aš galvoju, kad jį reikia ir išnaudoti, o paskui jau ten Gran Canarijoje, Tenerife'e kokteilį gerti, žiūrėti vandenyną, ilsėtis ar dar kažką, ar kažkokiam kitom veiklom užsiimti. Tai, mano mąstymas galbūt toksai, kad, mes daug dirbam, bet, tie vaisiai, pergalės, pasiekimai kažkokie, ta pati visa dienotvarkė, mane džiugina, aš laimingas, aš kitaip nedaryčiau to, ką aš dabar darau. Pas nenorėtum ofise darbą turėti? Nuo 9 iki 6. Tikrai ne. Pietų pertrauka. Su kolegom eini ten, nežinau, vieną dieną ten, žiūrint, kur ofisas ten kažką valgai, bet ten tą patį valgai maždaug ten, kas 4 dieną tą patį valgai. Šitoje vietoje aš tau galiu pasakyti, man užtenka mano klientų ofisinių ir iš jų pasiklausyti, kokios pas juos galbūt aktualios ten problemos ir visa kita, tai išgirdęs jų aš džiaugiuosi. Įsivaizduoji, kavos aparatas sugenda, pavyzdžiui, darbe, ofise. Čia yra dienos įvykis, apie kurį šneka žmogus namo parėjęs, žmonai pasakoja, arba ten draugiai. Motyvacijos dirbti nėra, viskas. Pietus neskanus buvo. Jo, bet ir šiaip visokie dalykai, nugara, tas, pažiūrė žmogus nuo to sėdėjimo ar nuo tos įtampos paprasčiausiai atsisėda. Akinių stiklai vis storėja, žinai. Taip, ta prasme yra kiti, o aš gyvas, aš darau, ką aš noriu. Ta prasme, mano kūnas leidžia man irgi padaryti, galima sakyti, viską, ką aš noriu, tai, aš džiaugiuosi, aš jaučiu, kad gyvenu. O gerai, Modestai, kada nors buvai galvojęs, kas būtų, jeigu tada Šaiką nebūtumėt nuėję į tą bokso treniruotę? Yra pamąstymų tokių buvę, kur mane būtų nuvedę greičiausiai, kad... Nes žiūrėk, aš taip paprastai pasakysiu, man atrodo, kad tu toksai gatvinis šiek tiek buvai. Tai aš ir esu gatvinis, ta prasme, aš taip užaugau. Aš užaugau tokiam rajone... Kuris ten rajonas Marijampolės gaunasi? Aš maždaug... Vadindavo Kauninę. Jo, ten dabar pas mus Parko gatvė, ten prie profesinio rengimo centro, tenais futbolo stadionas. Jeigu tik tai važiuoji nuo Vilniaus pusės, tai ten kas pasitinka, tai man regis ir yra, ten tik tai įvažiavus į Marijampolę. Nuo Kauno gal taip tiksliau būtų pasakyti. Jeigu pro Kauną važiuoji, ta prasme. Stadionas po dešinę pusę įvažiavus, jo visą kitą. Toj profesinio rengimo centre mano močiutė yra dirbus. Prašau, tai aš ten žinau. Labai gerai prisimenu, nes jinai valytoja dirbo ir iš 3 aukšto iškrito langus valydama. Eina savo. Bet tokių, kur čia užmirši tokį. Bet po to dar tenais yra kultūrizmo klubas Tauras. Taip, legendinis. Taip. Tai va ten esu daug kartų buvęs, beje. Tai labai labai šalimais aš ten ir augau. Tai, ten būdavo gatvė, ta prasme, tai ir tie kieminiai visi draugai, kokį vyresni,
kaip pasakyti, gyventojai, vyresni kiemo, vat irgi žmonės, kaip gyvento, tai ten aš visko matydavau. Būdavo visokių dalykų ir traukė į visokias pusės, dar kai pradėjau boksuotis, dar labiau norėjau mane pasitraukti. Taip, nes... Bet aš vat, visada siekdavau tų savo tikslų, kažkaip susifokusavęs. Ir va tas boksas galimai šiek tiek mane nuo ten ir patraukė, kas galėjo būti, nes galimai mane būtų ir patraukę, gal būtų liūdniau pasibaigę viskas, galbūt kaip tik geriau, čia galima dabar tik tais spėliot, bet jau pagal aplinką ir tuo metinį laiką, tai galimai, kad būčiau kažkur nuėjęs, kur... O kodėl išvažiavai iš Marijampolės? Suprantu, kad dabar, iš dabartinės perspektyvos gal kvailai atrodo klausimas, bet, yra žmonės, kur augo, ten ir gyvena. Viskas buvo, kaip pasakyti, mano irgi planuota, logiška. Tu ką nors neplanavęs, esi gyvenime padaręs? Yra, bet čia, kur tokie rimtesni žingsniai, tai man patikdavo apmastyti, aš daug mastau. Tai baigiau 12 klasių ir pasirinkimas, arba eiti mokytis, arba kažką bandyti daryti su gyvenimu, ne? Tai mano šeimyna nėra, kad labai pasiturinti buvo, mano tėvai išsiskyrė, mama ten mane išlaikydavo ir stengdavosi labai dėl manęs. Ir buvo pasirinkimas arba eiti mokytis, bet aš žinau, kad jinai neturi labai daug pinigų, ten už paskutinius mane būtų siuntus, tai aš žinau, kad jai būtų buvę sunku. Arba, aš varau dirbti, ieškoti savęs, kažką daryti. Tai toks ir buvo startas. Baigiau 12, švariau į užsienį, pradžioj pabuvau ten Anglijoje 2 mėnesius, nepatiko, einu savo. Ką Anglijoje dirbai? Fabrike, klasika. Tai 12 valandų ten tie šiftai baisu ir šiaip kaip šalis žiūriu, gatvėse nešvaru, tie žmonės mišrus, visokių ten ir tamsių, ir šviesių, ir švarių, ir nešvarių, tai tas kontrastas man nepatiko. Galvoju, čia man ne vieta, grįžau į Lietuvą. Ir paskui po Lietuvos, po mėnesio išvažiavau į Daniją. Tai Danijoje biškį ilgiau, 2 metus, tada Švedijoje 2 metus, tada vėl grįžau į Lietuvą ir Lietuvoje. 2 metus Kaune, dabar jau eina 4 Vilniuje. Bet per tą laiką visur sportuodavai? Visur sportuodavau. Jo, tai va tik tais, kol baigiau mokyklą, Anglija ir Danijos pradžia, tai va pusę metų, 8 mėnesių laikotarpis buvo, kaip nesportavau. Tai ten ieškojau va savęs, ką daryti, kur kas kabintis. Ir paskui Danijoje susiradau bokso klubą ir jau užsikūrė vėl viskas. Tai va taip ir išvykau iš tos Marijampolės, ieškoti savęs, užsidirbti. Per užsienį į Vilnių, didesnio rato negalėjai padaryti, pradėti per visą Europą, ta prasme. Vat kažkaip taip sukrito, nežinau, matyt. Jo. Tai mamai pavyko padėti? Finansiškai? Pavyko, žinoma. Ir, ne tai, kiek gal padėti, kiek gal aš tiesiog, jei nebenorėjau būti našta, tiesiog. Savarankiškas, viskas, baigiau 12, ačiū išauklėjai, užauginai, padėjai, dabar aš pats einu ir viskas. Tai pavyko. O tu žiūrėk, kabintis toj pačioj Danijai, tarkim, už kaip čia pasakęs irgi taip, už to superinio aukšto pro lygio, ten, kad tave pastebėtų agentai, nežinau, vadybininkai kažkokie, dar kažkas. Buvo tas kažkoks bandymas, ne tai, kad bandymas, galbūt planas arba noras būti pastebėtam užsienį, nes mes visą laiką galvom, kad užsienį yra geriau. Visame kame. Kaip ten tas posakis, visada pas kaimyną kieme žolė žalesnė. Tai čia visada taip. Jo, tai Danijoje buvo man jau ir pasiūlymų realiai. Jo, buvo tas noras į pro išaugti, bet kas mane galvojo dabar ten sustabdė, ar galbūt, nesustabdė, o man tiesiog nesukrito. Aš kaip Danijoje boksavausi, aš tapau Danijoje 2, man ten gerai sekėsi, profų aš pasiūlymų negavau, bet aš gavau semi-pro pasiūlymą važiuoti į Vokietiją į Bundeslygą boksuotis. Ir jo, atstovauti vieną ten jų komandą ir gavosi taip, kad aš pradžioje turėjau būti pakaitinis.
nes jų pagrindinis mano svorio kategorijos boksininkas susitraumavo ir aš turėjau važiuoti, bet kažkaip ten atsitiko, kad jis atsigavo ir man tas pasiūlymas atkrito ir aš ten neišvažiavau, išvažiavo mano geriausias draugas Tadas, tai jis susartavo va toj Danijoje bundė ir daugiau kažkokių gal vėl nebepapuolė, tai aš sukausi ten savo toj virtuviai, kas buvo ir jo, pats kažko neieškojau, nesiūlo. O Danijoje ką dirbai? Danijoje, ką dirbau, kurjeriu. O, gerai. Ir tokia įmonė, nu tai čia ir pas mus, pasaulinio lygio įmonė UPS. Tai upsinis buvo, vairavau. Geras. Jo. Gal kokiu vyrėjų, pavyzdžiui, buvai, tai turėtum... Ne, buvo gal ir kitokių tų profesijų išbandyta. Žiūrėk, iš kur tiek drąsos? Aš atvirai pasakysiu, aš esu tos kartos, kiek tuo metu dabar tiksliai? 28. 28, aš vyresnis, man 42 bus vasarą. Aš esu tas žmogus, kuris augo matydamas pirmąją kartą išvažiavusi į užsienį ir aš galėjau būti antroji, sakykime, banga. Aš augau tokiam irgi rajone, kur daugelis matė kaip pagrindinį pasirinkimą išvažiuoti, užsidirbti pinigų. Ir daugelis išvažiavo, mano pusė klasiokų ir negrįžę. Ten dirba dabar sėkmingai, ta prasme, kai kurie sėkmingiau, kai kurie galbūt prasčiau, bet jie ten gyvena. Ir man visą laiką trūko vieno dalyko - drąsos turbūt. Aš visą laiką galvojau, kodėl aš neišvažiavau, aš galėjau irgi važiuoti, užsidirbti. Ir dabar, kai pagalvoju, netgi gal būtų įdomu sužinoti, kuo visą tai būtų pasibaigę. Koks marozas galbūt aš būčiau tapęs, kiek būčiau prasigėręs, ką aš ten, gal ir kitaip, gal viskas būtų kur kas pozityviau, negu aš čia dabar įvardinau. Bet man visą laiką trūko drąsos, nes aš bijojau tos nežinios, kad ten ar per draugelį nuvažiuosi ir pagal skelbimą tu vis tiek bijosi, kad tave, liaudiškai tariant, apipis. Taip. Ir aš dabar tavęs klausau, išvažiavau į Anglus, į Daniją. 12 klasių pasibaigęs, tau ten 18-19 metų, ar ne? Maždaug tiek, ar ne? Pėst į Angliją, 2 mėnesiai nepaėjo. Pėst į Daniją. Užsibūni. Iš kur tiek? Ir barės tame, kad ten panašios situacijos, kai su boksu buvo pradžioje, tai irgi į Daniją aš išvažiavau, ten draugas pakvietė. Ten buvo hebra, daugiau žmonių. Irgi ten paskui jie visi atkrito, likau vienas Danijoje. Irgi išvariau į Švediją, ten irgi su hebra visi planavom išvaryti. Irgi praėjo pusę metų, gal irgi vienas likau. Irgi kažkaip taip. Tai nežinau, ta drąsa. Aš nuo mažens savarankiškas, ieškodavau savo sprendimus, priiminėdavau kažkokius tokius dalykus darydavau, tai, reikia darai, nėra čia jokio bijai, nebijai, tai tos drąsos automatiškai, atsiranda kažkaip, nežinau. Kur gali būti nedrąsus, tai kaip tu nerimauji, bijai kažko ir šitaip, aš taip suprantu šitą dalyką. O pas mane tų baimių yra praktiškai nėra, galima pasakyti taip. Aš nieko nebijau. Aš viską logiškai savo įsivertinu, apmastau, ir kas tave gali gąsdinti. Nežinau, Danijoje kalbos barjeras, Švedijoje kalbos barjeras. Tai rodysi, gestais, pieštais kažkaip. Nematau tokios situacijos, kuri galėtų išgąsdinti. Gerai, o Švedijoje ką dirba, jau beveik visur išsiaiškinau. Irgi lygiai tas pats. UPS? Lygiai tas pats, tik ten jau peršokau aš nuo paprastos B kategorijos ant sunkvežimio ant C. Tai važinėdavau. Tai dar ir išsilaikėjai dar kategoriją. Jo, išsilaikiau kategoriją ir professional UPS driver. Mes juokaudavom, būdavo toks bairis. Buvo situacija kažkokia, ten hebra šnekėjo, o ten atbulas prisiparkuoti ir vienas draugas sako kitam, o kad tu čia taip, jūs atsisuko ant professional UPS drivers. Tai mes paskui visi juokaudom kažkokią situaciją vairuot ant professional UPS driver. Tai taip gavosi. Kad ten irgi tas pats. Ta pati profesija, tik biškai kita gal specifika. O kodėl grįžai į Kauną, ar ne? Kiek supratau, sakei į Kauną, ar ne? Pirmiausia. Grįžau į Lietuvą ir grįžau į Kauną. To iš Švedijoje, kai buvau, įdomus momentas atsitiko. Dirbau, sportavau, viskas ten gerai sekėsi, bet kažkoks klikas šovė į galvą,
sėdžiu, kaip dabar atsimenu, ten savo tam studijo apartamente, ką aš jo galvoju, vienas to iš Švedijoje veikiu. Ta prasme, visa šeima, visi draugai, visi Lietuvoje, jie auga, gyvena čia, tai jo, aš išvažiavau galbūt užsidirbti, bet ir čia žmonės užsidirba tų pinigų ir viskas gerai. Tai galvoju, ne, viskas užtenka, tai aš per 2 savaitės visus kontraktus nuomų atšaukiau, išėjau iš darbo, viską ten palaidojau, viskas, aš varau į Lietuvą, sakau, ir kaip atsidūriau Kaune, tai 1 savaitę grįžęs iš Lietuvos, aš susitikau kažkaip rinktinės trenerį. Sako, žiūrėk, mes čia ruošiamės, kaip tik varžybom, mums reiktų sparingų, gal gali atvažiuoti. Aš kaip tik formai tuo metu buvau, davai, sakau, atvažiavau į tą Kauną. Ir sako, ką tu veiki, ką užimi, kaip kas. Tu čia Vidą Bružą turi omeny? Jo, Vidą Bružą. Taip netyčia, ne? Netyčia, jo, visiškai. Vėl gyvenimas tokį davė ženklą, signalą, nežinau. Tai jį susitikau, jo, ką tu veiki, kaip kas. Ir tuo metu aš šiaip studijavau sporto vadybą. Marijampolės kolegijoje, Marijampolė. Bet jis man pasako, tai tu čia planuoji vadybininkų, dar ką tokių klausimų paklausė. Neplanuoju, bet visi mokinasi, aš ir noriu kažką mokintis, tuo momentu va tokia mano kažkokia nuomonė buvo. Sakau, šiaip norėčiau treniruoti, kaip ir su tuo sportu sieti viską. Ir jis patraukė mane į savo pusę, tai žiūrėk, sako. Sportuoji, gali atvažiuoti į Kauną, sportuosi su visais, kas yra stipriausi Lietuvoje, tuo pačiu jeigu nori ir mokintis sąlygos čia sportininkam geros. Tai taip ir gavosi. Ne tik Švediją numečiau, bet dar ir tą vadybą numečiau, susirinkau. Tuo metu aš niekur kažkur nebuvau nusisėdęs, grįžau į Marijampolę pas tėvus po Švedijos. Tai išsinuomau Kaune butą. Ir persikėliau į Kauną, pradėjau ten mokytis treniravimo sistemas, kas liečia tą treniravimą, pradėjau sportuoti ten, ir viskas užsisuko Kaune. Iki to pasaulio čempionatas, paskui Lūžis, tada Vilnius. Tau po kiekvieno kažkokio tokio reikia sukrėtimo, ar ne? Jo, matomai. Jau net baisu pagalvoti, kas bus po Vilniaus, ar ne? Ir kokio čia sukrėtimo tau dabar reikia. Gal jau ir nebus, nes gal šiandien jau leisi šaknis. Šita stotelė, kol kas ilgiausia. Tai tiek nei Danijoje nebuvau, nei Švedijoje, nei Kaune. Vilniuje ilgiausia? Marijampolė ir Vilnius. Jo, Marijampolė ir dabar Vilniuje ilgiausia. Jo, tai aš realiai nuo 2021 gruodžio mėnesio čia Vilniuje. Tai jau šis tas, jau beveik 5 metai. Va. Tai jau praktiškai Vilnietė. Jau eini reiškinį visiems, kad esi Vilnietis. Jau kartais išlenda koks žodis. Už Vilniaus Rytas irgi, ar ne, krepšinio? Ne, aš nesergu už jokias komandas, aš koncentruosi į savo sportą. Kažkaip nei krepšinio, nei futbolo labai neseku. Ką nebent pasaku, tai pažiūriu, kaip Marijampolės Sūduva. Vis tiek. Tuos dar kažkiek prijaučiu, nes, sakau, augęs prieš langus būdavo stadionas visada, tai tai tik tiek. Tai Vilniuje atvažiavai čia pradėjai treniruoti, ar ne? Turi savo hebrą ištikimiausią vežį. Jo, pradėjau cityboxingą, tada Sportimoras atsirado. Ir taip ir išlikau realiai tose vietose. Niekas nebuvo dar tarpuose, buvau ir mokykloje, būrelį pradėjęs vesti, tai prancūzų licėjų mokindavo vaikus boksuotis. Galvoju, kas dar. Buvo galbūt ir kažkokių kitų projektų, bet pagrindė šitos 2 pagrindinės vietos. Negaliu nepaklausti tiek daug, ta prasme, ką ir paminėjai, ar ne, ir licėjų. Ar keičiasi žmonių požiūris į boksą, ar ne? Keičiasi labai. Tada, kai tu pradėjai, ar ne, greičiausiai buvo tas toksai išgyvenimo, toks, čia toksai, ką tu čia, ar banditausi, kam tau čia reikia tam muštis mokyti, žinai. Dabar keičiasi, kas ateina į tas treniruotės, ką tėvai greičiausiai atveda, reikėtų paklausti, arba kas nori. Ar keičiasi, kas ateina, tai, seniau tas vis tiek stereotipas būdavo, čia boksas, ar šiaip kovinis sportas, nes iš hebros girdėjau ir kickboksą panašių situacijų, scenarijų. Tai, patikėk, aš esu išgyvenęs, aš nežinau, kiek metų rašau ir kuriu straipsnius dar kažką apie kovotojus, gal virš 15 metų.
Taip. Aš tarp kolegų žurnalistų visą laiką sulaukiu visokiausių pasisakymų, apie ką aš rašau, kuo domiuosi, tai net nereikia cituoti, man regis, tai yra ganėtinai nuspėjama visą laiką. Ir dabar tiesiog su jų tėmėjai įvyko tas stebuklas, kai visi jau pradėjo kažko domėtis, ar ne? Taip. Aš maždaug įsivaizduoju, apie ką tu kalbi, su kokia dažniausiai pasitinka žmonės, kad jo boksas. Tai visi kažkaip būdavo pripratę prie tų stereotipų, ir daug kas vengdavo žmonės. Ir pradėjo, tikrai keistis. Manyčiau, aišku, ateina ir tų, kurie ir seniau ateidavo, kurie nori konkrečiai rezultatų, jums reiktų aštraus ar bokso, ar kickbokso, bet automatiškai ateina ir tų žmonių, apie ką pirmai minėjau, ir iš ofiso, jau ir iš kitokių sričių ir taip toliau. Ir nebebaisu, nes atsirado tas konceptas, kur ne vien tik tu atėjai ir pirmą treniruotę tave įmeta į ringą ir tave tikrina, nes, jeigu tu gali, tai tu iš karto eisi link rezultatų, o tu laisvalaikiu ar šiaip savo sportuoti šitos sporto šakos negali. Tai pasikeitė tas konceptas, manau, daug jaunos kartos pradėjo treniruoti ir jo įvedinėta tokį, kad ne viskas tik rezultatų, galima ir šiaip užsiimti tuo dalyku. Nebūtinai. Nes galima išmokyti žmogų, kuris dirba ofise, tiesiog gerai suduoti automatui, kad iškristų užstrigęs šokoladukas tam mašinai. Jo. Tai atsirado tas, ir tada ir tas kontrastas žmonių automatiškai matosi. Nes aš dabar, pavyzdžiui, tokių ir tokių. Jūsų tą jauniesnę kartą trenerių žiūriu, ar ne? Kas Spartai veda treniruotis, ką daro City Boxingas lygiai tą patį, kur turbūt labiausiai prisidėjo prie to, kad tikrai jie padarė tą šūkį su boksas visiems. Boksas visiems. Ir jie, tai rodo, kad būtent pas juos eina ir kad tai yra tas pats, ar tu eisi, nežinau, į kačialką, ar tu eisi į boksą ar kickboksą treniruotę, tu tiesiog eini judėti, ten kas riebalus degina, kas tiesiog nori kažko išmokti, kas tiesiog nori atsijungtas 2 valandas tenais tiesiog. Ir tai čia jokios skirtumai ir būtent nuo jūsų, nuo tos jaunosios kartos priklauso, kad jūs pasitinkat bet kurį žmogų ir jūs nejaučiat kaip treneris, kad man reikia dabar varžybinio. Ateik čia, pažiūriu, gal tu pasirink gimnastiką arba ką nors ten kitą, žinai. Taip. Tai nuo jūsų kartos priklauso ateitis, taip, trumpai tariant. Jo, tai tas kontrastas, dar atsakant jo ir prieš tai tau matosi, o aš manau, kad labai faina, kad galima paduoti tą sporto šaką ir tiem, kas nori rezultatų, ar kas tiesiog fizinio aktyvumo nori ir pasisveikatinti, galbūt tokiu bokso ar tai kickbokso ritmu. Ir ta bendruomenė didėja, kuriasi, auga. Faina. Aš galvoju, kad čia labai geri laikai atėjo koviniui sportui ir džiugu, kad dingo tie stereotipai kažkokie labai dideli, mitai ir dar kažkas. Ir irgi, juokingas tas, kai būdavo, ką tu minėjai apie banditizmą, ką sportininką, seniau iškart traukt kažkur, kažkas toks dalykas, dabar irgi. Tai tų pačių yra ir kažkokių žmonių, kas nori nusikaltimus daryti, tų pačių, kas ten galbūt struktūrose dirba ir kaip tik prieš tuos nusikaltimus kažkokius ir žiūri galų gale jie toj pačioj salėje, vienas su kirtu gal ir poroj stoja ir daro pratimus. Tai, tokie įdomus dalykai vyksta. Bet sakau, aš manau, kad bet kokiu atveju galima pasidžiaugti, kur čia visa šita kovinio sporto, kaip pasakyti, mada važiuoja. Apie tavo visas varneles pašnekėjom, tas buvusias. Bet aš žinau, kad pats užsiminė, kad esi žmogus mėgstantis planuoti. Tai kiek dar varnelių yra, kokios dar turi būti pažymėtos, jeigu taip apie sportą kalbam? Kokia ta artimiausia varnelė, kurią jau flomasteriu garini, kad žaliu uždėt varnelę? Tai artimiausia varnelė, tai pro kova kickbokso. Ir aš tikiuosi, kad ta juosmenį galima būtų su kažkuom apjuost. Tai dėl diržo kova ir aš kalbu konkrečiai galbūt apie tą UTMA organizaciją ir savo kategorijos diržą. Tai tas man šiuo metu įdomiausia, tapti stipriausiu Lietuvoje. O tada apie sekančią varnelę galbūt pakalbėsime. Pradžiai tiek. Gerai, tai sekanti dar kokia? Vis tiek įdomu. Yra, galbūt tarptautiniai kažkokie vandenys. Ką galiu aš pasakyti, kad su kickboksu irgi. Viskas, pilna galva panėrė, ne? Jo, nes kol kas dabar labai įdomu ir
Manau, receptas paprastas. Jeigu tu susitelki į kažką, tai tu tą vieną dalyką ir turi daryti, o ne 5 dalykus vienu metu, nes, geriausias tu 5 nebūsi. Aš galvoju, kad reikia laikytis to, tai jeigu aš jau pradėjau su to kickboksu, tai aš čia ir laikausi. Jo, dabar rudenį buvo minčių, aš startavau ir bokso varžybose, bet, labai sunku, tas switchas toksai neatsitinka, kad, persijungiau, dabar jau viskas tik boksu, dabar tik kickboksu. Vis tiek yra smulkmenų, yra niuansų, o iki kol aš ambicingas, pas mane dar ir mokslų yra, ir dar kažkokių tų dalykų. Dar ir mokaisi? Dar ir mokausi, jo. Pabaigiau vienus mokslus, pradėjau kitus, tai va, tai čia visose srityse, tu geras nebūsi, tai čia aš jau priverstas rinktis ir dėl to renkuosi kickboksą. Spartai turim 2 boksininkus, ar ne, jeigu taip skaičiuojam. Gavai kažkokių patarimų iš Vito Karoso? Jo, gavau ir kas liečia kojų spyrius ir kas ten klinčą liečia, Vitas maladės, jis labai padeda ir pasidalino daug dalykų, kas jam galbūt pradžioj buvo. Čia tos visos kickboksų, muay thai, tenais karjeros, tai jo, daug patarimų iš jo gavau ir daug stovėjom su juo kartu, tai automatiškai ir tas padėjo, aišku, galbūt ne tik man šitoje vietoje, gal ir aš jam biškį kažką galėjau duoti, bet jo, padėjo ir aš labai džiaugiuosi, kad komandų yra tokių žmonių. Gal irgi taip durnai nuskambės, bet nesigili, kad anksčiau nešokai į kickboksą, bet aš kažkaip turbūt tavo atsakymą ganėtinai nujaučiu. Pasakysiu paprastai, gal pamastymų yra buvę, o gal tada galėjau daryti taip, o gal tada galėjau daryti kitaip, bet savo gyvenime aš nieko nesigailiu. Neturiu nei vieno dalyko, ko aš gailėčiausi. Ar tikrai? Kad ir gerai padariau, kad ir blogai padariau, ar pasakiau, ar nepasakiau, aš galvoju taip, kad taip turėjo būti. Ir viskas. Ir ta visa patirtis, tos istorijos, tai atvedė mane iki čia, kur aš dabar esu. Gal vakar nebūčiau kažko veikęs, gal šiandien būčiau čia nebuvęs, gal būtų kitaip viskas susiklosti. Tai aš mąstau taip. Ir nesigailiu. Viskas gerai, galbūt būtų ir geriau buvę, galbūt dabar gal koks ir medalis kitoks būtų, bet gal tas diržas jau būtų pas mane ant juosmens. Bet, neatsitiko, tai, buvo pražuvo viskas, užversti tie lapai ir važiuojam toliau, rašom tą knygą. Gerai, kaip su tom kojom? Mes, aišku, puikiausiai suprantam, kad kovo boksininkams tai sunkiausia pajungtas kojas. Atsimenu, visi labai stebėjo tą patį Vitą, kada jis ten pradėjo spardyti. Taip. Tai šiaip Vita labai visi stebėjo, ne visi galbūt stebėjo, tačiau pas mane yra tas, kad aš mačiau jo pirmą kickbokso kovą ir mačiau jo tą tokį augimą ir dabar sudėtum netgi nuotraukas, visiškai skirtingi du žmonės atrodytų. Taip. Kaip tau su tom kojytėm? Nes aš įsivaizduoju toksai žaisliukas, kuris pasijungia į tavo žaidimą, būna toksai iš pradžių labai saldus ir tu ten nori nežinau. Taip, bet labai saldu, labai. Aš kaip tik pat prasidėjo visas tas kickboksas ir treniravimasis jo, tai aš tik kuom spardyti ir norėjau, man labai patiko, man labai buvo įdomu. Jo, trumpos jos ten galbūt ištampytės reikėjo ir biškį sustiprinti, bet man labai buvo įdomu ir aš vien tik spardydavau. Ir paskui Andrius sako, tu klausyk, tai tu sako, tu kaip ir boksininkas, bet tu vien kuom dirbi, tai jis man ir tokių patarimų irgi treneris davė, sako, tu turi dirbti daugiau savo stipriom pusėm, ką tu turėjau ir tada kombinuotai. Tai jo, tai kažkiek tokių patarimų davė ir pasikeitė ta visa treniravimuose, bet, patiko, įdomu. Man vėlgi čia tas pats įdomumas, mokytis naujas judesys, kažkaip kažką kitaip daryti. Bokse vieni tempimai, čia kitaip, ko kitas judesys, tai patiko ir įdomu. Pradėjai kažkokius filmus žiūrėti, kur apie tempimus, dar kažką. Filmų gal ne. Mes taip žinai, mes įsivaizduojam, kad boksininkai žiūri filmus tik tai apie Tysoną, tenais dar kažką, jau kickboksininkai jau su Van Damu žiūri filmus. Kovų faktas, kad, tai... Anksčiau žiūrėdavai kickbokso kovas, beje, žiūrėdavau. Lorisenus įrašus. Galbūt daugiau aš į UFC stebėdavau, tai, MMA, bet ten automatiškai ir kovų galima matyti ir viso kito. Tai, bet kokiu atveju kovinis sportas visas man įdomus, tai daugiau aš tai žiūrėdavau, bet faktas, kad dabar kickbokso kovų daugiau pas mane tam repertuare. Ką žiūri, ką esi tai yra tas pats Glory, Onas ir kas vyksta aplinkui. Tai yra ir Senčiai ta organizacija,
tas pats UTMA. Nu ir galiu pasakyti tau taip, kad aš labai daug noriu žiūrėti, bet kartais man dienoj valandų neužtenka, kiek aš noriu nuveikti ir pats padaryti, ir dar pažiūrėti, ir dar, atsipalaiduoti kažką. Tai kiek įmanoma, tiek pasižiūriu, bet tikrai ten fanatizmo kažkokio nėra, nes, sakau, valandų tiek paroj nėra, kiek norisi kartais nuveikti. Užsiminė apie laisvas valandas, tai visgi turi jų. Ką veikia? Laisvalaikiu. Aha. Bet kokiu atveju viskas dažniausiai sukombinuota sinchronas link sporto, kad man padėtum. Tai atsistatymai kažkokie. Laisvalaikis, procedūros, pirtys, ledo ta pati vonė, tokios veiklos. O linksmiau ką nors? Tai va dabar planuojuosi. Nežinau, filmą gal kokį paskutinį kartą žiūrėjai? Filmai, filmai, tai tas pats Netflixas, pasižiūrėjau. Netflix'ą daugiau užtrunki, kol išsirenki, ką žiūrėti, tada žiūri. Tiesa, bet aš galiu pasakyti, aš toks žmogus, man sėdėti vietoje nepatinka, man patinka veikti kažką daugiausiai, tai va viskas apie tai ir gaunasi, aš veikiu, atsistatinėjau, irgi veikiu, ten kvėpuoju, ar toj pirty sėdi, bendrauju su kažkom, daugiau viskas apie judesį, bet dabar planuojuosi kovo mėnesį išvykti šiek tiek ir pakeliauti, pailsėti. Vasario 21 mes žinom, tavęs nepamatysim, ar neįtimiai, bet dar laukia balandį turnyras. Tai dabar apie kovą užsiminė apie atostogas, tai norėjau iš karto šokti. Tai gal yra tikimybė, kad balandį tave pamatysim? Tai aš labai tikiuosi, kad... Nes per trumpai matėm šį kartą. Tavo debiutas man buvo per trumpas, kad, kažką galėtume pasakyti. Kas ir aplinkinių artimų draugų, gavau skambučių, žinučių, dėl tavęs pirkom transliaciją, o čia minutė su pusė, sako, tai ką tu? Sakau, mano nuomonė tokia, ne tu, tai tave. Tai jeigu tu gali, tai darai kuo greičiau, jeigu negali, tai tave padaro. Tai šitoj vietoj, sakau, nepykit, buvo kai buvo, bet dėl to pasirodymo, kad trumpai, tai faktas, kad norėjosi parodyti daugiau ir tų kojų šiek tiek daugiau parodyti, ar kažko, ko žmonės galbūt ir tikėjosi. Bet, atsitiko, kaip atsitiko, vis tiek aš rezultatų patenkintas. O dėl to balandžio, tai aš labai tikiuosi. Tai nežinau, laukiu iš trenerio žinių ir iš organizacijos, kas čia sutriks. Aišku, aš manau, kad ir šitas savaitgalis turėtų kažką nulemti. Nes... Po to, kai treneris atsigaus po savaitgalį. Vėl pražils ten šimtą kartų. Ir treneris atsigaus, ir mano kategorijoje žinau, kad yra ko, ten pusę kilogramo biškiai aukštesnė, bet įvyks. Ar galbūt kažkas susikombinuos tam balandžio mėnesį, nes aš ready ir aš noriu ten startuoti. Tai matys. Sunku tau su svorio metimu, kiek tu vaikštai? Dabar šiandien ryte 66 kg. Nes aš atsimenu, kai buvo sverimų ta ceremonija, aš pamačiau nuotraukas, nes gyvai nedalyvau ir buvo kaip tik Artūro ir tavo. Aš kažkam atsimenu, pasakiau, tu matei, kaip žmūdina atrodo? Ar tu matei, kaip jis atrodo? Nežinau, ar yra geriau, pavyzdžiui, UTMA, pačiuose fight carduose, kas nors geriau fiziškai atrodantis negu tu ir galvoju, bet čia boksas. Ta prasme, matosi, kad boksininkas ir aš nežinau, kodėl tai pasakiau, nes boksas yra toksai pilnas, tas viršutinė kūno dalis, pilnai, dirba. Ne, daugiausiai to vaizdo vis tiek duoda viršutinė kūno dalis, tu ten kojas užkačelink kokias nori didelis, bet jeigu viršus šiek tiek, ten sukritęs ar netoks tonus, tai automatiškai tas kojos tiek daug neduos. Tai galbūt dėl to, bet... su svorio metimu nėra labai man sudėtinga. Bet tą viršų esi genetiškai tokį paveldėjęs iš kažkur, ar tai yra kažkur dar? Čia yra mano darbo vaisius. Aš net kaip dispanserį nuvykęs pas medikės ten tyriausi dėl sportinių reikalų. Sako, išties ranką, kraują norim paimti iš vieną. Aš ištiesiu tą savo ranką. Išties ranką, sako, aš išties, sakau, viskas. Nežinau, ar čia matosi. Tai sako, tu savo meškos paslaugą pasidaręs, pas tai antiek ta hipertrofija, raumenis užauginęs, kad jinai normaliai... Taip, pas tave atrodo pastovi, jie susitraukia. Atrodo sulenkta tokia. Tai tai šitoj vietoj, kaip aš buvau jaunesnis, mažas,
tai aš kažkaip kompensuot norėjau. Aš norėjau būti bent jau raumeningas ir stiprus labai. Tai aš, kai boksą treniravausi, aš labai daug dirbau ir fiziškai. Nu ir kas va ta mano fiziologija tokia ir sukūrė. Tai čia pats savo užsidirbau ir pats savo taip ir pasidariau. Daug ir kilnojau, ir stūmiau. Ir, nu jo, ta viršutinė kūno dalis dėl to tokia ir susiformavo, aš manau. Dabar ant kojų dirbi daugiau, ne? O dabar jau ant kojų, jo, daugiau dirbam, kad... Gerai, turi mėgstamą spyrį? Dabar man labai pradėjo patikti tipai. Jo, tai paprasčiausias. O Dieve, ir tu susirksi, ne? Šito... Jo, man šitas visai faina, bet... klasika. Tai. Visi, panaši dinamika, laukikas tas pats, middle kickas, faina. Ir tą high kicką pakeliu visai neblogai. Tai... Visi man kol kas dar įdomus, dar jie nespėjo atsibosti, aš manau taip. Spartiečiai, čia kiek žinau, taekwondo treniruotės buvo pradėję lankyti kažkurį laiką. Buvo. Buvai nuėjęs, nes mano santykis toksai su taekwondo, kad aš, kai vaikystėje buvo nuspręsta namuose, kad aš eisiu kažkur, ar ten dziudo, aikido, belenką, mes su tėčiu išsirinkom taekwondo. Labai mes ieškojom taekwondo, nes labai gražiai atrodė, žinai, skraido kojytės, prasme, visą kitą, nu žinai, kaip iš filmų. Bet tuo metu taekwondo priiminėjo nuo 14 metų Vilniuje, kur mes radom. Man buvo tada 11 ar 10 ir skip gavosi. Tai aš atsimenu, man pasako taekwondo, aš taip labai iš karto ar ne. Sužiba akis. Ir taip sužiba akis ir, žinai, aš matęs tą taekwondo, žinau, ir kai man pasako, kaip Šalkovskis 95 kg vaikštantis, kad jisai taekwondo ėjo, žinai, ir dabar bandys tai pritaikyti, man šiek tiek atrodo, įdomu bus pamatyti. Pačiam teko nuėti, pasižiūrėti, pasibandyti? Jo, teko keletą kartų, bet labai dažnai prisijungti negaliu, nes, penktadieniais būdavo tos treniruotės. Ir esmė kame, aš ne penktadieniais nedalyvaudavau, nes turiu savo kitų darbų. Tai jo, tai kiek buvau, tai įdomu, labai įdomu, kas daug panašumų su boksu. Daug ant kojų, iš vien spiruokliavimas, ir tie tokie staigus atsipalaidavę judesiai, tai daug panašumų, atsakyčiau, gal su boksu, bet kas liečia suktukus ir kojom visus smūgius, tuos visus, reikia labai kontroliuoti save, reikia mokėti, ta visa technika nėra paprasta. Tai šitoj vietoje sakyčiau, kad jo, sudėtingas sportas, bet smagus, įdomus kampai ir iš to daug galima pasimti, aš galvoju, ir pritaikyti paskui tam pačiam kickbox. Pas mus, matau, daugiausiai iš taekwondo suktukus pasiema dažniausiai. Ja, tie nestandartiniai tokie. Standartinis, bet jį gerai padaryti yra daug reikalų. Taip. Tai va, tai jo, kažkiek prisilies teko ir, nuomonė gera apie šitą sportą. Ok, tai kadangi jau ten neišduodi savo ten tų tolimiausių tikslų, tai tada, ką aš tau palinkėsiu, kad susimatytume balandį arenoje. Aš labai dėkoju tau už tokį palinkėjimą. Nežinau, man regis, jūs su Artūru kaip ir sutarė dėl revanšo. Ne, mes su Artūru kalbėjom dėl šito Kaune renginio. Ir jis man sakė, už mėnesio davai revanšuojamės. Davai, sakau, jeigu tu pasveiks, tai galim. Tai buvo tik dėl Kauno tokios kalbos. Dabar aš mačiau, jis ten bifina ir su kitais kovotojais. Su Romaldu Auga dabar. Jo, tai galimai, kad jau jis ten ir užmiršo, jo, ir tegul į savo ir kelią takluojasi, aš turiu savo tikslų ir aš varau savo ir viskas. Tai va. Tai iš ko tavo diržą reikės atimti? Tai iš to, kuris jį turi, šiuo metu Levickis turi, man atrodo. Tai bandysim iš jo, jeigu kitas kažkuris turės, atimsim iš kito. Sakykim taip, Dovydas yra turbūt geriau rankom galbūt besidarbuojantis techniškiau, šiek tiek, nežinau, tau galbūt rankas reikėtų labiau vertinti priešininko negu... Kaip čia pasakyti, kol nesustojom, kol nepasimatavom. Koks tu diplomatiškas? Čia aš, kaip tau pasakysiu, man tai aš čia neieškau tų kažkokių bifų. Aš jau supratau, čia aš jau provokaciją po provokacijos dėlioju. Nes man įdomu mano tikslai, tas jų siekimas ir pats progresas man įdomu, o kad aš čia pašnekėsiu, ant kažko padrapstysiu,
Jo, kažkam gal to reikia, kažkam gal tos intrigos įdomu, aš esu disciplinuotas, pas mane yra taškai, nuo kurio iki kurio man tas patinka ir aš taip save ir vedu. Bet aš kiek suprantu, tavęs nėra ne vieno gąsdinančio, ta prasme, tu nežiūri į tai, kad o šitas geras, o šitas geresnis, šitas geresnis negu buvo anas, šitas lengvas grobis, visai nėra, tau jokio skirtumo. Man susidarė toks įspūdis, kad tau jokio skirtumo nėra, ne? Jo, aš kaip ir pirmai tau paminėjau, nėra, kad kažko aš labai bijočiau ir apskritai šiaip gyvenime. Tai, Varų, tamsos, aukščio. Aukščio, minimaliai, bet aš šitą baimę savo kertu iš savęs ir šokau ir su parašiutu iš lėktuvo. Ai, specialiai tai darai? Jo, aš specialiai einu prieš srovę ir įveikiu tos dalykus. Tai, jo, planuoju šią vasarą su guma šokti nuo tilto. Tai, jo, tai šitie dalykai irgi po biškį atkrenta. Net ne šitie dalykai, o vienintelis dalykas. Buvo kažkada vaikystėje tamsa. Dabar man ta tamsa ten nieko. Tai, jo. Nelabai yra kas, tai ir tie kovotojai, tai gerai, stiprus, ką jis stipriau pataikys, kitas ten kažką geriau mokės. Kaip sakant, kažin ar ką naujo parodys tau, ar ne? Tai va, aš manau, kad aš matęs jau pakankamai daug. Jei nustebins, aš sakiau, jeigu ir Artūras, jei nustebins, ten toj kovoj, kaip mūsų buvo, kažką padarys kitų, valio, pasveikinsiu, dar ranką paspausiu, bet panašu taip neįvyko. Tai, nustebino, traumą gavo. Jo, nustebino to ne. Šiaip mane tai labai šitas nustebino. Jo, tai lygiai tas pats ir apie kitus tos priešininkus, būsimus kažkokius. Jeigu nustebins, valio, paspausiu ranką, maladės, reiškia, aš dar turiu kažkur pasimokyti ir patobulėti. O jeigu ne, tai aš dar kartą įrodysiu, kad aš esu geresnis ir stipresnis. Gerai, tada užduosiu kitaip klausimą jau apie Spartą. Taip. Paskui, kaip atėjai į Spartą, buvai daug girdėjęs, žinojai, kad čia kaip. Buvo kas labiausiai nustebino per tą sparingų dieną, aš turiu menį būtent iš kovotojų, kas taip galbūt pakeitė nuomonę į gerąją pusę. Tai apie šitą nuomonę į gerąją pusę, tai visi tie kovotojai, sportininkai, kažkokias asmenybės kažkaip save transliuoja. Tai ta nuomonė apie visus buvo kažkokia. Ir aš susipažinau ir pamačiau tikrus veidus ir galbūt šitoje vietoje nuomonė pasikeitė, ką aš prieš tai buvau mąstęs ir ką aš pamačiau. O kas liečia pačią kovos dinamiką, tai, žinau, kad Raimis Avlasevičius labai geras kovotojas. Bet kad ant tiek aštriai muša, ir jis toks judrus ir ištvermingas, tai šito nesitikėjau, jis mane labai nustebino ir aš jam, kaip dabar atsimenu, tam sparingį, tu atsibodai su tai savo iešmai, sakau, jis atsistojęs tipas, mane iš toli vieno, kito ir pataiko, ir aštrus tie smūgiai, visi tu atsibodai, sakau, kiek galima. Tai aš jau paskui rankom savo kažkokius bandžiau bajerius daryti, kad prieit prie jo ir negaut. O daugiau galvoju, iš visų tikėjausi daug, kad jie bus stiprus, ir jie tiesiog gal tai patvirtino. Tai, ko tikėjausi, daug maž tą ir gavau. Tai gal Raimį skirčiau, Vitas, ten kaip jau jis šoka ir tom kojom ir visais savo bairiais, tai nestebino, nes jau buvau matęs, bet aišku, čia pagirti už tai irgi galima. O visi kiti, Krilavičius, Kulis, Šalkovskis, visi kiti, jie kieti iš savęs buvo ir aš žinau, kad jie tokie, tai tiesiog mane įrodė. Tai aš čia savo pasitvirtinau, galima tai būtų pasakyti. Tai matai, tie gal iš šito. Jautiesi į Spartą įnešę savo, nes aš visai, kad taip apie sales, nebūtinai apie Spartą mes galime kalbėti, ar ne? Aš manau, kiekvienas, kuris ateina su tam tikrą patirtimą, ar ne, jisai turi galimybę pakeisti to klubo braižą šiokį tokį, ar ne? Tarkim, labai paprasta sistema, ar ne, yra kickbokso klubas, čia yra 6 kovotojai, tarkim, ateina 2 boksininkai. Taip. Automatiškai, turbūt stiprėja ta viršutinė dalis, ar ne, būtent rankų technika. Taip. Jautiesi šiek tiek prisidedantis arba įnešęs savo į Spartą, būtent? Geras klausimas. Faktas, kad pasiimu aš labai daug, kas liečia kickboksą, ir labai daug padeda ir treneris, ir visi komandos draugai. Tai už tai labai dėkingas, bet aš manau, kad šiek tiek įnešu, kas liečia ir jaunesnę kartą.
jaunesni kovotojai, jie ir ateina kartais ir patarimų paklausia ir aš visada stengiuosi, ar mes pratimus darom ar sparingą, padėti, patarti, jeigu tu matai kažkoks plyšys, kažkoks veiksmas, kur tu galbūt jautiesi tvirčiau ar galbūt, matai, kad yra skirtumas. Tai aišku, kad pasidalini ir padedi ir aš manau, kad šitaip aš kažkiek prisidedu. Bet, manyčiau, kad įsipaišiau jau į tą kolektyvą ir šiaip ir esu spartietis, ir kas liečia mano būdą, aš toks daugiau pozityvas, visada nuotaiko ir taip toliau, tai manau, kad, hebrai, to galbūt reikėjo, kažkiek aš prisidedu, tą dvasią kažkiek irgi palaikau, tai manau, kad kažkiek prisidėjau, faktas, kad daugiau galbūt pasiimu, bet ir duodu. Sugebėjimas dalintis tais patarimais, kaip sakai, ir jaunimui arba kažkam, tu vis tiek atiduodi savo dalelę patirties, kuri tau kažkada kainavo, ar ne? Ir tu niekada gyvenime turbūt nežinai, kur tie keliai išsiskirs, ar ne? Tas man yra pats nuostabiausias turbūt dalykas, jeigu mes kalbam apie klubą, ar ne, apie šeimas klubinės, ar ne, kaip sudaro. Ir kartais matosi kai kuriuose klubuose, kad kai kas dalinasi, kai kas mielai dalina patarimus, ar ne, netgi po sparinimo, kad prieina pasavo, kad pasyva ten pas tavo buvusi partneris sparinimo yra skilė kažkur, ar ne, gali pabandyti pramušti. O kiti tarsi savo pasilaiko, turi ir taip nuo šaly laikosi ir nieko nesidalina, laiko savo, bet jie to pačiu ir pralaimi, nes jie nesidalindami, kad dažnai negirdi ir kitų patarimų. Tas dalymasis yra irgi įgimtas dalykas, ar tai yra tas noras gelbėti ir kurti tą bendruomenę, nežinau. Čia labai geras kampas, man labai patiko šitas tavo klausimas, toksai, čia daugiau gal aš atsakysiu iš tokios filosofinės pusės, aš manau, čia kaip mes žiūrim į gyvenimą, tai arba tu duodi ir gauni, arba tu tik imi ir nieko neduodi. Tai irgi, kaip pasakytų, gal kiti suvalkietis, tai čia visi suvalkiečiai taupo tik savo viską taip toliau. Aš netoks, mano mažens kažkaip norisi duoti. Duot ir kaip tu nesitiki, ta grąža pareina ir dažniausiai jinai pareina netgi ir dvigubą. Tai, tai aš kažkaip galbūt nuo mažens taip save vedžiau, kad, ne tik tikėkis, tu ir duok, jeigu tu matai, tai, negailėk, nebūk, kad tik viskas į save pirštus atsukęs, o duokit jiem, tada galbūt sugrįž, galbūt nesugrįž, Tai jeigu yra galimybė, tai aišku, kad tu pasidalini kažkuom. Jeigu ne, tu pavargęs, tu nenori ar dar kažką, tu vietoj nesidalini. Ir atsitinka viskas taip, kaip turi atsitikti. Tai šitoj vietoj tokia ramybė. Ir viskas. Tai yra proga, duodi, nėra, neduodi ir viskas. O jeigu gauni, tai galbūt dėl to, nes kažkada davėjai, o galbūt dėl to, nes taip turi būti. Tai aš kažkaip taip galvoju. Ir šitoj vietoj man šita formulė tinka ir vedu save pagal ją. Tai taip. Ok, tai baigiam turbūt to palinkėjimu, kad susimatom balandį. Bent jau aš asmeniškai labai norėčiau tave pamatyti, nes po to vasarą bus pertrauka, bent jau TMI. Tai norėtųsi ir tave iki tos pertraukos pamatyti ir ačiū tau labai už šiandien laiką. Nes dabar atėmėmės iš tavęs kiek čia, gali būti, kad daugiau nei valanda. Aha. Tai jau Netflix'o šiandien nežiūrėsi. Viskas. Aš manau, kad čia neatėmėm, o pasidalinom ir man labai smagu, kad iš tavęs gavau pasiūlymą tokį ir kad mes susitikom. Tai susimatom tada balandį. Viskas. Ačiū tau. Iki balandžio.